Einam, papasakosiu šį bei tą. Labas rytas beje. Paskutiniu metu vyko dėrybos. Dėrybos pavyko. Motorema. Turbūt didžiausia Harley Davidson motociklų detalių parduotuvė sandėlis Pabaltijos šalyse. Sutarėme, kad jie pardavinės mano detalės. Man nereikės niekur rūpintis. Aš gaminsiu, jie pardavinės. Automatiškai daugiau laiko turiu kūrybai. Suvienijus jėgas atsiranda daugiau perspektyvų. Esmė ta, kad kuo toliau, tuo labiau vokiečių valdžia, nežinau, kuo toliau, tuo labiau vokiečiai spaudžia motociklistus dėl visų registravimų, sertifikavimų ir panašiai. Tai suvienijus jėgas su Motorema pagaminsiu visiškai naujas detalės, kurias sertifikuosim, jos gaus TÜV sertifikatą. Tai reiškia, kad nekils jokių problemų motociklus registruojant, kai jie yra perdarinėjami, uždedamos gražesnės detalės negu originalios. Mažiau reikės sukti galvas mūsų visiems perikūpams ir patiems vokiečiams. Nežinau, ar visos detalės bus sertifikuotos, bet tos pagrindinės, kur reikalinga jiems sertifikatas, priekinis sparnas, galinis sparnas, činas, tikrai bus su TÜV. Paskutinis keletą dienų sėdėjau prie stalo, tiksliau prie kompiuterio, susitvarkiau visus brėžinius. Ta prasme, susikonstravau nuo 18 metų 6 softailus skirtingus. Slimas, FXBB, Lowrideris, ką dar? Nežinau, viskas. Fatbobas, Breakoutas ir visiems jiems bus, ta prasme, sukursiu, pagaminsiu komplektus. Kaip ir komplektas visiems bus vienodas, išskyrus tai, kad ten plačiau, siauriau, priekiniais sparnais skirsis, lempos gaubtai skirsis, bet esmė ta, kad visa jų tema bus ta pati. Laukia beprotiškai daug darbo. Kadangi pažadėjau viską padaryti per 2 mėnesius, tai pradedu dabar. Mečiau burtus, išsirinkau slimą. Pradėsime nuo slimo. Išmesim galinį sparną, sėdynę, lempą, priekinį sparną. Išplatinsim galinį ratą. Uždėsiu činą, kitą visą lempos gaubtą, galbūt net su kita lempa. Esu numatęs Fatbobo lempą, gražiai žiūrisi. Ir kažką tai sukonstruosim. Pasidarysiu šiandien bent jau tokią idėją, prie kuria kryptim eisiu. Atėjo mažų vaikų kažkur matau. Maži vaikai išėjo, grįžtame prie darbo. Išmėčiau viską, kas nereikalinga. Liko štai taip. Visa kita, ko dabar trūksta motociklui, sukursime, nubraižysime. Tiksliau gal reikia sakyti taip. Sukursiu, nubraižysiu, pagaminsiu. Galinis priekinis sparnas, činas bus sertifikuoti, turės TÜV. Praleidus dar keletą dienų prie kompiuterio, turime štai tokį vaizdą. Čia idėja, sakykim taip. Kiekviena detalė dabar atskirai bus dar tobulinama, tobulinama. Nahui, pavargau. Kas ten vyksta? Tai pasirodys ar ne? Pasirodė, bet negaliu išduoti kas. Viskas, varau namo.
Jordanai nepatiko mano šortai. Sakė sušaudyti. Jordanai, čia tokia mada dabar. Pamenat B&B Customs? Turim tokį projektėlį. Činą dariau. Nusinčiau, uždėjo. Paprašė truputį pakeisti. Truputį apačią susiaurinau. Pakėliau aukštyn. Kokiais 1,5 centimetro. Visa kita išliko daugmaž tas pats. Tai dabar guldyti bus galima daugiau, kai šonus tuo susiaurinau. Ir truputį pakėliau per gulinčius mentus, bus lengviau važiuoti. Nieko daugiau šiandien neįvyko, visą dieną prie kompiuterio. Bet dar įvyks. Labai liūdnas dalykas. Šiandien turbūt jau kokį 3 kartą baigsiu karjerą futbolininko. Vartininko, ne futbolininko. Taigi, nuvažiavau vakar į Kauną. Mažojo futbolo rinktinės treniruotė buvo. Tai paskutinį kartą su chebra atbėgiojau ir baigiau karjerą. Gavau dovanų, labai džiaugiuosi, labai gražu. Pasikabinsiu kur nors ant sienos. Tarp kitko, ačiū labai visiems. Eglė labai nuliūdo, sakė, o kaip Meksika, nes kaip ir liktai kitas pasaulio čempionatas Meksikoje. Eglė labai norėjo. Tai aš sakau, nepergyvenk, nuvažiuosim. Varysiu kaip treneris dabar. Visigi, kas baigia karjerą, eina dirbti treneriu. Tai ir aš tai pavarysiu. Turbūt. Einu dirbti. Dar truputį pasėdėjau, paliūdėjau, bet dabar jau tikrai einu. Taip žiauriai tingiu dirbti, kad net prisiminiau, prieš kokį mėnesį gavau užduotį sukonstruoti spintelę namuose, ten kampe reikia. Tai vat ir sukonstruosiu dabar. Nes labai tingiu dirbti, tai užsiimsiu visokiais šūdais, kad tik nedirbti. Bet iš tiesų taip tingėjau aš ją konstruoti, kad paėmiau turimą vieną, įdėjau vieną lentyną ir traktuosim, kad sukonstravau. Kameroj stovi 2 kėdės, 1 stalas. Pareigūno rankoje smilksta storas cigaras. Įtariamasis surakintas, po akim fanaras. Faras galvoja, gal čia jau finalas. Įtariamasis slidus kaip žaltys. Antrankį ranką rangosi kaip ungurys. Prašo parūkyt, snukis ištinės, sunku seilės ryt. Komisaras jau pradeda pykt.